Sveiki sugrįžę. Kauno Žalgiris jau rytoj pradės kol kas svarbiausias šio sezono Eurolygos kovas. Kauniečiai sieks bilietų į finalo ketvertą, o atkrintamosiuose kelią bandys pastoti puikiai lietuviams pažįstamas Šarūnas Jasikevičius ir jo treniruojama Fenerbahče ekipa. Šiemet abiejose komandų susitikimuose pranašesni buvo žalgiriečiai. Tiesa, čempionų titulą ginančių turkų nuvertinti tikrai negalima. Eurolygos reguliarųjį sezoną Kauno Žalgiris baigė tikrai gana emocingomis, o dar svarbiau pabrėžti laimėtomis rungtynėmis su Pare ekipa. Užimta 5-oji vieta lėmė, kad serijoje iki 3 pergalių žaliai balti kovo su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahče. Laukia stiprus rimtas varžovas, tikrai turintis daug patirties, mokantis žaisti tokias rungtynės. Visų pirma yra esami Eurolygos čempionai. Įdomu tai, kad būtent pastarąjį kartą, kai Žalgiris žaidė turnyro atkrintamosiuose dar 2023-aisiais, Kazio Maksvyčio treniruota komanda 0-3 nusileido Šaro Barsai. Po 3 metų viskas tarsi ir kartojasi. Kauniečiai vėl ketvirtfinalyje, čia ir vėl Šaras, tik treniruojama ekipa kita, o pats Maksvytis jau ne Jasikevičiaus varžovas, o trenerio asistentas. Šioje pozicijoje pakeitęs būtent Žalgirio galvą Tomą Masiulį. Čia ne aš turiu žiūrėti skirtumus, čia kiti turi vertinti skirtumus, matyti man. Daug panašumų matau aš, nes ten ir buvau, ir tą mačiau, ir tai kaip sakyti, užaugo kaip treneris, tai normalu, kad tų panašumų yra nemažai. Žvelgiant į šį reguliarųjį sezoną, Feneris gali atrodyti kaip tikrai palankus varžovas, kadangi abiejose tarpusavio rungtynėse pergalės šventė kauniečiai. Spalį namuose laimėta 3 taškais, o dar visai neseniai kovo pabaigoje Stambule varžovai palaužti 10 taškų. Vėlgi pasikartosiu tą patį, ką nuo pirmų dienų sakau, kiekvienas rungtynės man kaip finalas, taip ir šitas žiūriu. Kaip ir pirmos rungtynės reguliariam sezone buvo toks pat nusiteikimas, taip ir šitom. Padaryti komandą, kad būtų pasiruošus kaip įmanoma geriau ir kažkokio kitokio nusiteikimo nėra. Prieš prasidėsiančias svarbias kovas Eurolyga paskelbė geriausių sezono trenerius ir žaidėjus, o aukštų įvertinimų susilaukė ir Žalgiris. Tomas Masiulis trenerių rinkimuose aplenkė Šarą ir liko antras, nusileisdamas tik Valensijos strategui. Neatėjau tam, kad čia dėl trenerių rinkimuose kažkokias vietas užimt, svarbiausiai, kad dar kartą ačiū. Malonu man yra būti tarp tokių pavardžių minimam, bet čia yra visos organizacijos, kaip sakiau, visų žaidėjų, trenerio kolektyvo, štabo nuopelnas, taip kad ačiū visiems, kurie prisidėjo, bet tikrai siekiam ne šito tikslo. Tikrai labai mažai iki naudingiausio žaidėjo apdovanojimo trūko ir Silvanui Francisko. Naudingesnis šiemet buvo tik bulgaras Saša Vezenkovas. Aš nenoriu čia daug įsiplėsti, man jis yra MVP, man jis yra geriausias žaidėjas ir viskas. Bet tikrai ir sveikinimai su Vezenkovui, kuris iškovojus tikrai vertas irgi komandą atvedė pirmi ir vėlgi čia tik diskusijos, bet vėl pasikartosiu, mes nežaidžiam, kad būtų pirmiem treneriu ar žaidėjų, mes norim kažko daugiau. Pirmosios Žalgirio ir Fenerbahče rungtynės antradienį vyks Turkijoje. Antrosios serijos rungtynės taip pat vyks Stambule, o vėliau serija kelsis į Kauną.